Lietuvos olimpiečiai jau pasimatavo specialiai 2006 metų Turino žiemos olimpiadai sukurto oficialią rinktinės aprangą – slidinėjimo kostiumus. Drabužius, kuriuos demonstravo 1988 olimpinė čempionė Vida Vencienė ir Lietuvos kalnų slidinėjimo federacijos viceprezidentas Paulius Augūnas, pirmieji pasimatavo šokėjant ledo Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas. Juos sukūrė gruodžio 5 dieną mūsų olimpinės komandos atstovams įteikė didžiausia sporto aprangos kompanija Baltijos šalyse Audimas. Būtent iš čionais, iš Europos parduotuvės Audimo mes palydėjome mūsų olimpinės aprangas į Atėnų olimpinės žaidynės. Ir su saulutėm, su šypsenom. Ir kai kurie sportininkai buvo aprengti ir kai kurie parsivežė medalius, kurie čia buvo. Tai gal ta estafetė pasikartos, kadangi tada buvo sėkmingos ir aprangos ir dabar aš manau, kad irgi sėkmingos. Mums malonu, kad pirmieji apsivilko tą sportinę aprangą būtent tie sportininkai, kuriuos dedame didžiausias viltis. Pirmoji tai olimpinė čempionė. Tai irgi, sakau, tradicijos turi tęstis, olimpinė čempionė, tai olimpinė čempionė. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas sakė tikys, kad originalūs Lietuvos įmonės pagaminti drabužiai įkvėps mūsų sportininkus siekti išskirtinių pergalių. Jau ne pirmą kartą olimpiečius aprengusio Audimo atstovai, linkėdami sportininkams sėkmės Turine, sakė, kad kurdami kostiumus visų pirma siekia suteikti kuo daugiau komforto. Jau 6 metus bendradarbiavom su tautinio olimpiniu komitetu ir visuomet kurdami gaminius siekiam, kad jie būtų ne tik funkcionalūs, kokybiški, patogus, bet kartu siekiam, kad skirtų tam tikrų autentiškumu, tam tikrais simboliais ir būtų unikalūs. Kostiumuose, kurie papuošti tautinių saulės simbolių ir kurios kuriant savo pageidavimus bei pasiūlymus pateikia geriausia mūsų sportininkai, dominuoja madingiausios šio sezono spalvos – balta, žalia bei sidabrinė. Pastarąją olimpinė čempionė Vida Vencienė juokaudama siejo su medaliais. Kalbėdamas apie rezultatus, kurių tikisi į žaidynėse dalyvausiančių sportininkų, jai pritarė ir tautinio olimpinio komiteto vadovas. Bendradarbiavom visi kartu, bet iš tikrųjų Povilas su Margarita, aš manyčiau, kad spalvos pakeitimą, jų iniciatyva buvo pakeista spalva iš tikrųjų, nes mano širdis linko vis tiek prie žalios. Ištikima žaliai spalvai, tiesiog nedaug. Tai liko jos kiek žalios? Liko labai nedaug, jo. Su interesais. Žalia liko, kai madinga sezono spalva. Šiandien nepaprastai daug skambėjo tokio, kad sidabras. Tai va aš irgi dar kartą pasakysiu. Iš tikrųjų, aš manau ir tikiu ir noriu tikėti ir mes visi, manau, tikime, kad po Turino olimpinių žaidynių kitiem metams mums Audimas pasiūs išimties tvarka tą auksinę spalvą. Bet tai priklauso nuo Povilo ir Margaritos. Vienai sportininkai mes planuojam į 30-ką vienoje rungtyje patekti, tai sako, kad bus geras rezultatas, tai Irina Terentjeva. Kitiems visiems sportininkam, kad į pirmą pusę patektų visų dalyvaujančių, tai sakytum, bus geras rezultatas. Nuo mūsų čiuožėjų porai mes planuoti sunku, aišku, bet mes norėtume, kad jie pakovotų dėl medalių. Visa Lietuvos olimpinė komanda paaiškės antroje šio mėnesio pusėje. Renginio metu vienintelė Lietuvos kompanija, kurianti oficialią olimpinę sportinę aprangą, būsimiems olimpiečiams perdavė per 40 komplektų. Su tautiniu olimpiniu komitetu jau 6 metus bendradarbiaujantis Audimas slidinėjimo kostiumus žiemos sporto žaidynėms kūrė pirmą kartą.